data būtent gegužės 13 diena minima, bet neapsiribojo ta viena diena, šventė visą mėnesį. Iš tikrųjų ir būtent darydavau gegužinės, per šokius susipažindavau jaunuomenį, taip galėdavau išreikšti savo seksualumą ir bendravimą, nes glėbesčiuotis ar ten kažkaip tai pakutenti, plaukučius paglostyti ar dar kažką buvo nepadoru. O būtent šokio metu buvo tai leidžiama ir priimtina. Todėl būtent šokiai buvo susipažinimui ir gegužinės ir skirtos Mildai. Tai pirmiausiai, tai yra labai sena deivė, prilygsta romėnų Afroditei ir graikų Venerai. Lygiai tą pačią funkciją atlieka tai ir piršlybos, ir romantika, ir meilė. O kam visą tai reikalinga? Nu, tai pirmiausia, kad susipažintų jaunuomenį, susibendrautų ir būtų vestuvės keliamos ir gimtų vaikai. Ir taip gyvuotų tauta. Tiesiog jinai buvo vaizduojama kaip jauna, graži moteris, lengvų rūbų. Kai kur yra išlikę, nu taip manau, skulptūrėlės nedidelės, būtent nuogos, laikančios ąsotėlį. Kitur buvo vaizduojama su gėlėm ir būtinai dar buvo siejama senovėj su žeme, su sėja, su derlingumu. Taip kaip ir moteris vaisinga, jeigu žemė vaisinga, tai ir moteris vaisinga. Tai viskas siejasi. Ko gero šiandien taip, mes galvojam labai sudėtinga. Anksčiau žmonės viską žiūrėdavo į gamtą. Ir gyvenu pagal gamtą. Šitos šventės tradicija vėl kaip mes šiandien susikursim, todėl kad rašytiniuose šaltiniuose per daug nėra. Parašyta tiesiog, kad daugiau buvo skiriama šokiai. Aš manau, kad jinai šiek tiek yra primiršta. Mes švenčiam Valentiną, kuris mums yra svetimas, o deivė Milda yra ne taip primiršta ir norisi atgaivinti, prikelti, kad šita deivė nebūtų pamiršta. Dažnai per gegužines žaisdavo jaunimas vestuves. Tarsi tai buvo susieta su vaisingumu, su meile ir po to gimdavo poros, kurios tiesiog gimdydavo vaikus Lietuvai. Aš manau, švenčių niekada nėra mažai. Galima švęsti ir tą patį Valentiną, bet galima švęsti ir Mildą. Taip pat gali jaunimas daryti susibūrimus, taip pat tuos pačius šokius. Tiesiog eiti į pasimatymą, išgerti kavos ar dar kažkur. Šiandien gyvenam ir galima tai minėti ir nepamirštant, kad tai būtent 13 diena švenčiama meilės deivei Mildai atiduota ta diena. Aišku, seniau tai buvo daug ilgiau, bet tą dieną galima tiesiog gražiai susieiti ir pasibūti jauniems žmonėms. Ir ne tik jauniems, visiems. Mes galim susikurti ir šiuolaikinės tradicijas, pavyzdžiui, kaip gegužės 13 dieną, būtent šitas renginys bus skirtas meilės deivei Mildai. Kviečiame visus ateiti į Spindulio kino teatrą 19 valandą, ten bus pati deivė Milda, jos palyda ir paskui bus skiriamas muzikinis filmas, miuziklas Saulės ratu Spindulio kino teatre. Projektą Kalendorius – mažorinė ir minorinė istorija iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Parama 9 000 eurų.